Labas rytas autopiloto žiūrovai. Šiandien automobilių palyginimo rubrikoje turime du panašius, bet tų pačių ir labai skirtingus automobilius. Čia yra 2019 metais pagaminta Toyota Corolla hatchbackas. Čia yra 2019 metais pagamintas Volkswagen T-Roc crossoveris. Abu šie automobiliai yra kompaktinio dydžio, tačiau vienas yra tradicinis hatchbackas, kitas yra crossoveris. Čia yra hybridas, čia yra dizelis. Abiejų kaina yra panaši. Šis kainuoja apie 19 000 eurų, šis apie 20. Bet kodėl aš visą tai sakau ir ką mes su jais šiandien čia padarysime, netrukus jums ir paaiškinsime. Gerai, dabar apie tai, kodėl mes turime du panašius, bet tuo pačiu ir skirtingus automobilius. Tai šiandien įsikūnysime į pirkėją, kuris lyg ir žino, ko nori, bet dar iki galo nėra apsisprendęs, todėl jam reikia konsultacijos. Ir čia mums padės ekspertas Artūras Dambrauskas, kuris atsakys į keletą klausimų ir padės pasirinkti tą teisingą kryptį. O apskritai, Artūrai, ar dažnai nutinka taip, kad ateina klientas, kuris galbūt ne iki galo žino, ko nori, nors kaip ir žino, ko nori? Sakyčiau, klientai, kurie žino, ko nori, yra 10% iš visų atėjusių. Tai visi kiti 90% teoriškai nori automobilio, bet dar nežinau kokio. Gerai, tai šiandien būsiu vienas iš tų 90%. Pabandam. Jeigu reikėtų man pasirinkti, koks geriau variklis, ar dizelinis, ar hybridinis, koks būtų klausimas tas esminis, kurį turiu atsakyti? Pats pirmasis klausimas būna kliento, kiek jūs nuvažiuojate kilometrų per dieną ir ar dažnai užvedinėja ir užgesinėja automobilio variklį. Nes tas irgi labai priklauso nuo to, kiek kuro, kokios kuro sąnaudos ir kaip tiem varikliai eksploatuojasi. Tai mano atveju aš važiuoju pusę kilometrų, dažniausiai nuvažiuoju užmiestyje, pusę mieste. Jeigu važiuoju mieste, tai nesu linkęs dažnai gesinti variklį. Tai reiškia, aš jeigu sėdu, tai važiuoju. Tai tokiu atveju tada galima kalbėti apie su dizeliniu varikliu automobilį, nes užgesinimas ir užvedimas šitiems automobiliams nėra labai sveikintinas, ypatingai šaltuojo periodo metu. Tai šiuo atveju aš gal sakyčiau, rinkitės dizelinį. Taip, toliau eikime prie automobilio dydžio. Na, iš principo tai abu yra kompaktinės klasės modeliai, bet vieną turim arčiau žemės, kitą turim labiau pakilusi, tai crossoverį. Mano atveju, aš jeigu važiuoju užmiestį, tai kartais tenka susidurti ir su prašiau pravažiuojamais keliais. Na, tai tikriausiai galbūt man labiau tiktų šiuo atveju Volkswagenas. Labai teisingai sakote. Taip, jeigu jūs važiuojate daugiau, išvažiuojate į užmiestį dar ir kažkur reikia sunkiau pravažiuoti, faktas, reikalingas automobilis šiek tiek aukštesnė pakaba. Tai jums labiau tiktų būtent Volkswagenas, kaip jūs ir minite, nes su juo ir saugiau jausitės ir pravažumas bus tikrai geresnis. Nu, o šiuo atveju Toyotos automobilis, jisai daugiau tiktų mieste važinėti, nes vis tiek mieste būna dažniausiai ir keliai sutvarkyti, nuvalyti ir mieste toks mažesnis automobilis yra tikrai patogiau. Gerai, Artūrai, o jeigu kalbėtume apskritai, ar yra esminis skirtumas tarp tokio crossoverio ir hatchbacko, nebūtinai tarp šių modelių, bet apskritai tarp bagažinės dydžių? Vienareikšmiškai tikrai yra ir kuo didesnis automobilis, tuo didesnė talpa ir šiuo atveju mes galim pasižiūrėti šituos automobilius, bagažinės mes pamatysim gyvai, kaip matosi skirtumas. Gerai, pasižiūrim. Taigi, pirmą apžiūrėkim Volkswagen automobilio bagažinę. Gamintojas deklaruoja, kad čia yra 445 litrai tūrio. Mes matome iš pradžių nedidelę liktai bagažinę, bet dar turime tikrai vietos pasėdėti ir po dangčiu. Tai va čia ir yra tas tūris pagrindinis jų bagažinės. O sakot, kad prie hatchbacko mes pastebėsim skirtumą, kad ten mažiau? Tikrai taip, tikrai taip. Einam pasižiūrėsim dabar hatchbacką. Vizualiai lyg ir atrodo, kad tos vietos tikrai nemažai, bet jūs neapigaukit, nes tai yra didesnis lengstis automatu, jisai gilesnė bagažinė, įdėti į jį yra sunkiau ir jos tūris yra jau iš karto mažesnis, nes ten dar mes atsidarom vieną dalį ir ten yra papildomos erdvės, kur pasidėti daiktus. Minėjot, kad turite šeimą ir vaikus, tai galim pasižiūrėti į automobilio galą, kaip ar patogu ar ne būtų tenai jiems jaustis. Taigi šitam automobilyje anga nedidelė,
Nėra labai lengva įlipti į jį, manau, kad nebus taip labai patogu. Sėdynė irgi taip. Sėdynė irgi pakankamai žemokai ir giliau jinai suformuota. Čia situacija geresnė? O čia situacija yra geresnė iš tikrųjų. Tai jau mes matom angą pakankamai didelę, sėdynė tiesi, aukščiau stovinti ir ten yra pakankamai patogu tiek atsisėsti, tiek vaiko kėdutę pastatyti. Ir lyg ir nuo priekinių iki galinių sėdynių erdvės irgi yra? Taip, irgi vizualiai matom, kad yra daugiau. Kojom tikrai bus daugiau vietos. Dar vienas svarbus dalykas moderniam 21 amžiaus vairuotojui yra automobilio technologijos. Tai gal galima apžvelgti irgi, ką siūlo Toyota ir ką siūlo Volkswagenas. Nuo kurio siūlot pradėti? Manau, kad nuo Toyota pradėkime. Gerai. Pirmoje eilėje mes matome pačioje konsolėje priekyje pačią multimediją, kuri dažniausiai būna naudojama. Jinai taip užmetus akį nėra tokia jau šiuolaikiška, tų spalvų trūksta, bet valdosi pakankamai neblogai, funkcijas visas atlieka, gal tiesiog jaučiasi, kad tas modernumas netoks šiandien dienai, bet iš esmės valdyti ir naudotis jie pakankamai patogu. Visai kitą vaizdą matom, ar ne? Kardinaliai skiriasi. Kardinaliai. Jau čia iš karto mes matom, kad šiuolaikiška, spalvota, ekranas gal ir tokio pačio dydžio, bet jisai labai geroj akių matomoj vietoj, pakankamai informatyvus, viską galima valdyti, tik tai čia jau nebebus mygtukų, o bus liečiami mygtukai ekrane. Integracija irgi atrodo čia truputėlį patogesnė patys ekrano negu Toyotui. Toyotui lyg ir užstoja dar truputėlį vaizdo, nes yra aukščiau, reikia ranką aukščiau kelti, o čia lyg ir toks patogesnis variantas. Taip, jeigu ranką pasidedate ant šitoje vietoje, tai pakankamai patogiai viską galima valdyti. Aišku, kaip ir minėjot, matomumas yra gerokai geresnis. Taip, Artūrai, nemažiau svarbu yra ir automobilio kaina, bet šiuo atveju jinai yra labai panaši, čia apie 20 000, ten 19 000, bet kas skaičiuojantis tikriausiai paklaus apie likutinę vertę. Tai yra po kelių metų eksploatacijos, kuris automobilis iš šių dviejų turės didesnę vertę. Visai teisus esate, jie labai vienoda, panaši kaina, 1000 eurų skirtumas, bet likutinė vertė visgi bus geresnė Toyotos. Išklausęs visą šią konsultaciją, panašu, kad pasirinkimą šiandien turėčiau padaryti štai šį Volkswagen T-Roc. Galiu susitaikyti su nedideliu finansiniu praradimu per keletą metų, tačiau naudotis patogesniu ir mano lūkesčius geriau atitinkančiu automobiliu. O jeigu jūs esate taip pat tokioje situacijoje, kada lyg ir žinote, ko norite, bet dar iki galo nežinote, tai kreipkitės į Polizinginį LT specialistus, kurie jūs visada pakonsultuos. Ačiū, Artūrai, kad ir šiandien skirite laiko ir pakonsultavote ir išrinkote mano automobilį. Taip, labai malonu buvo pabendrauti su jumis ir kreipkitės visada, kai reikės pagalbos. Ačiū, iki. Iki malonaus.